Pasilgai nekomercinio kino? Nusibodo kino salėje įkyriai popkornus traškinantys žiūrovai ar nevykusias pastabas laidantys komentatoriai? Uostamiesčio studentai jums siūlo alternatyvą. Klaipėdoje duris atveria kino meno mylėtojų klubas 8,5, siekiantis įnešti naujų vėjų Klaipėdos kultūrinėme gyvenime. Klaipėdos universiteto dėstytojo Kęstučio Meškio teigimu, būtent tokio pobūdžio veiklos Uostamiesčiui trūksta ir tai paskatino kino klubo idėjos gimimą. Klubo idėja jau senai sklandė ore. Klaipėdoje susiklostė tokia situacija, kad Klaipėda bene vienintelis iš Lietuvos didžiųjų miestų neturėjo tokios kino erdvės, kurioje galėtų susirinkti kino mėgėjai, tie, kurie įpratę žiūrėti filmus, sakykime, tam tikroje aplinkoje, kad galėtų tos filmus ir po to ir aptarti, ir padiskutuoti. Apsiriboti vien kino peržiūromis klubo komanda neketina. Ateities planuose numatoma gana plati kino klubo vizija. Mūsų metų, galbūt keletos metų ateities planuose yra tikrai numatytas ne vienas festivalis. Mes ruošiamės taip pat dirbti su projektais. Jeigu tiesą pasakius, esame parašę keletą projektų ir laukime jų patvirtinimo, tai mūsų tikslai ir siekiai yra dideli ir labai tikimės, kad jie pasiseks. Sakykime, ne tik Lietuvos mastu gal apibrėžti savo veiklą, tačiau galima būtų galvoti ir apie tarptautinius festivalius. Dar visai neseniai susibūrusi veržlių bei iniciatyvių studentų ir dėstytojo komanda visus kino meno mylėtojus ir kitus akademinės bendruomenės narius kviečia tapti kino klubo 8,5 įsikūrusio Klaipėdos kultūros fabrike nariu. Kaip tokiu tapti ir kokias privilegijas tai suteikia, pasakojo kino klubo komanda. Klubo nariu tapti labai paprasta. Reikia susisiekti su klubo administracija. Joje reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninį paštą, savo užimamas pareigas arba kokia veikla jūs užsiimate dabar. O šitą informaciją reikėtų pateikti arba telefonu, arba Facebook paskyroje galima rasti mūsų elektroninį paštą. Gerai, tada papasakokite apie privilegijas. Kokias privilegijas gauna klubo narys? Užsiregistravę ir tapę kino klubo nariais, jie galės vaikščioti į specialius kino seansus, tartis dėl filmų, galės galbūt nemokamai arba pigiau žiūrėti filmus tam tikrus parengimus, galės dalyvauti tam tikrose festivalių seansuose ir bendrauti su režisieriais ir žmonėmis, kuriuos mes pasikviesime į filmų peržiūras. Kino klubo 8,5 komanda kviečia visus į atidarymo vakarą, kuriame ne tik išvysite klasiką tapusį filmą, bet ir sulauksite kitų intriguojančių staigmenų. Vakaras vyks jau šiandien 20 val. Klaipėdos kultūros fabrike.